Taigi, į ką atkreipti dėmesį renkantis teleobjektyvą? Na, čia bus toks biškiai įvadinis video, trumpas, nes nemėgstat jūs ilgų video, o paskui aplink kiekvieną tą parametrą biškį padarysiu tokius irgi trumpus video, kad kas norės, galės pasižiūrėti. Tai gerai, pradedam. Tai pirmas dalykas, į ką reikia atkreipti dėmesį, kiek jums reikės tų milimetrų. Nes, kaip matote, teleobjektyvas gali būti nuo 70 iki 400, tai čia, žinoma, yra universalus, bet būna, pavyzdžiui, fix tipo objektyvai, kur, kiek nusipirksit, tiek ir bus. Ir jeigu reikės ten kažkur arčiau prieiti ar panašiai pritraukti, neišeis. Tai pirmas dalykas – milimetrai. Antras dalykas yra autofokusas. Kuo mes turime tą patį, ten, tarkim, 300 mm objektyvą, kuo mes turime ilgesnį tą židinio nuotolį, tai yra, kuo daugiau pritraukia objektyvas, tuo yra sunkiau sufokusuoti. Ir jeigu mes turime, tarkim, rankinį fokusavimo objektyvą ir bandysim per fotoaparato akutę fokusuoti, gali būti visaip. Plus būna tie vadinamieji atsuktuviniai objektyvai, kurie iš savęs nėra, kaip sakyt, labai tikslus fokusavime, ypač ant senų veidrodinių fotoaparatų ir panašiai. Tai žodžiu, bendra taisyklė, kuo daugiau milimetrų, tuo svarbiau, kaip mes fokusuosime. Ir jeigu bus fotografuojami arba filmuojami kažkokie judantis objektai, greitai judantis objektai, paukščiai ir panašiai, mums šitas yra super svarbu. Jeigu fotografuosim kažkokius peizažus, kalnus, tenai medžius ir panašiai, ar mieste pastatus, fokusavimas iš tikrųjų nėra taip svarbu. Galima pašaudyti keletą kadrų ir vis tiek vienas ar du pataikys. Toliau. Sekantis parametras yra stabilizacija. Reiškia, ko mes daugiau zoominam, to šitas galas, sakykim taip, daugiau sveria ir aplamai, kai mes pritraukiame, reiškia, kiekvienas mikrojudesiukas būna atitinkamai kartų padaugintas. Tai jeigu mes pritraukiam, tarkim, 10 kartų, tai šitas objektyvo judesys, jisai irgi bus pastiprintas. Tai todėl mums yra gana svarbu stabilizacija, kuri, aišku, yra, čia matote, atskiram video pasakysiu, apie normal active. Žodžiu, jeigu mes fotografuosim kažką nejudančio, neidealio šviesoj, stabilizacijos mums greičiausiai reikės. Toliau. Yra toks dalykas kaip objektyvo raiška. Tarkim, turim du objektyvus, abudu skirti pilnam kadrui, bet šito raiška yra apie 10 megapikselių, šito apie 20 megapikselių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes uždėsime ant fotoaparato su, 40 megapikselių, tai padidinus 1:1 šito objektyvo vaizdas bus išplaukęs, šito, bus sąlyginai ryškus. Tai jeigu mes turime fotoaparatą su labai ryškiu jutikliu, labai aukštos raiškos jutikliu, jeigu norime naudoti kropinimą arba apkirpimą, apie kurį papasakosiu tam atskiram video, tai mums tada reikia žiūrėti, kokia yra objektyvo raiška. Ten šitų senų prastų juostinių zoomų raiška bus bloga. Aišku, naujų, kokių nors ten gerų, kokybiškų stiklų raiška bus daug geresnė ir atitinkamai mes galbūt laimėsim, bet nebūtinai. Toliau, yra toks dalykas kaip objektyvo hermetiškumas ir atsparumas aplinkos poveikiui. Dažniausiai zoomus naudojam, kaip sakyt, teleobjektyvus naudojam zoomus ir kaip matot, zoomas iš tikrųjų pakankamai stipriai čia pučia. Daug čia visokių yra, kaip sakyt, elementų, kurie yra atverti atmosferos poveikiui. Tai yra lietui, dulkėm ir panašiai. Plius jeigu fotografuojam visokius ralius ten ir taip toliau, kur dulkės eina net po spaudimo, mums yra svarbu šitas dalykas, kaip
kaip tas objektyvas yra apsaugotas. Pavyzdžiui, šitas vat ir niekaip neapsaugotas. Tai jeigu mes per lietų arba kokį ralį pafotografuosim, na visai gali būti. Toliau, dar yra vienas toksai parametras, galbūt ne visiems aktualus, bet yra suderinamumo su telekonverteriu. Reiškia, tas telekonverteris mūsų, kaip taisyklė, turi vat, į linzės išsikišimą. Ir jeigu paimsime, pavyzdžiui, šitos objektyvus, va, kaip matote, šitas objektyvas turi ribotuvą. Ir, reiškia, telekonverterio mes negalim prie jo prijungti. O tarkim, tie firminiai kažkokie tai objektyvai, kurie jau faktiškai numatyti, kad jie dirbs su telekonverteriu, o kaip šitas, pavyzdžiui. Tai kaip matote, čia atitinkamai yra padaryta didelė skylė ir žodžiu, yra paskaičiuota, na, kad šitas su šito, kaip, na, būtų suderinami. Tai tiek pradžiai apie tilavykus, paskui nufilmuosiu, jeigu seksis geriau negu šitą video filmuot, taip sakant, atskirus trumpus videoukus, kur papasakosiu apie kiekvieną iš šitų punktų biški daugiau, išsameu, tiem, kas mėgsta paklausyti, žodžiu, nori pasileisti fonę mano, ten sakant, balbasavimą paklausyti. Tai tiek.